Labą dieną, mėly mokytojai, mokiniai ir visi šios šventės svečiai. Šiandien susirinkome paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną, kuri yra švenčiama lapkričio 16-ąją. Mūsų šventėje kaip niekada gausu svečių. Tai Lietuvos švietimo ministerijos viceministras Rimantas Vaitkus, Lietuvos Respublikos vyriausybės ministro pirmininko patarėjas Justas Pankauskas, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Rima Delackienė, Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriaus vyriausia specialistė Virginija Zurlienė, žodis suteikiamas ministrui Rimantui Vaitkui. Labas rytas, mėlyjei moksleiviai, mokiniai, mėly kolegos pedagogai. Pirmiausia, leiskite padėkoti, kad galiu čia būti Stakliškėse. Dažnai lankausi Stakliškėse, vis pravažiuoju pro jūsų gražią mokyklą. Ir pirmas sykį esu pačiame pastate. Iš tikrųjų, diena šiandien ypatinga, galbūt jau sakyčiau, tokia, gal kai kam ir sunkiau suvokiama, ką reiškia tolerancija. Na, iš tikrųjų, tai yra labai sudėtinga tema, apie ją galima labai ilgai kalbėti. Vis tik aš manyčiau, kad pirmiausia, mes mokykloje siekime tapti žmonėmis, kurie galėtų būti mūsų valstybės pamatas. Ir valstybė tai yra mūsų bendras susitarimas, kaip taip tariant, mūsų visų sukurta tam tikra santvarka, mūsų pačių sukurtas valdymo modelis, kuris iš tikrųjų turi pripažinti visus žmonės, absoliučiai visus, kurie gyvena mūsų šitame krašte. Žiūriu jūs ir džiaugiuosi, kad tiek gražių, daug šviesių veidų, tiek tokių blizgančių akių iš tikrųjų rodo, kad jūs esate būsimieji tos mūsų gražiosios valstybės kūrėjai ir visų darbų tiesėjai. Tačiau reikia suprasti, kad mūsų valstybė iš tikrųjų yra žmonių, kurie kalba kitomis kalbomis, kurie galbūt turi kitokią odos spalvą, kurie galbūt turi kitokių minčių, sakykime, ir kitaip galbūt elgiasi. Ir aš prisiminiau savo studentų grupę. Aš turiu ypatingus studentus. Dėstau dar universitete, dėstau jiems tokį sunkų mokslą, organinę chemiją. Kai kurie iš jūsų turbūt mokotės chemijos iš mano vadovėlių 10 klasėje ir 8 klasėje esu parašęs, bet dėstau studentams organinę chemiją. Tai ir mano grupėje yra vienas iš Malaizijos, vienas iš Japonijos, 2 korėjiečiai, vaikinas ir mergina, ir 2 gražios žavios prancūzės. Viena juodukė, o kita balta. Ir kokie jie faini, kokie šaunūs žmonės, jie yra iš tikrųjų, kaip malonu su jais bendrauti. Jie visi skirtingi, skirtingų kultūrų, skirtingų papročių, skirtingų supratimo. Bet jie visi džiaugiasi atvykę į Lietuvą, džiaugiasi, kad yra mūsų šalyje, džiaugiasi tuo šalčiu ir to buvimu pas mus. Ir jie tiesiog nori pažinti pasaulį. Aš klausiau jų, kas jūs atgimė šitą mūsų kraštą. Iš tikrųjų, didelė dalis jų tiesiog domėjosi mūsų valstybė, mūsų valstybės istorija. Ir aš tikiu, kad tokių žmonių, kurie atvažiuoja trumpam, galbūt ilgesniam laikui, o galbūt ir visam gyvenimui, Lietuvoje vis daugės. Ar mes mokame su jais elgtis? Ar mes neįžeisime jų, sakykime, savo elgesį? Ar mes pagalvojame apie tai, kad jie yra galbūt šiek tiek skirtingi ir tuos mūsų žodžius kartais gali priimti, kaip nors, sakykime, kitaip. Prisimenu tokį, negražų, galbūt net mūsų ausiai įprastą eilėraštuką. Imkit vaikai pagaliuką ir užmuskit tą žyduką. Girdėjo tokią, ne? Visi be abejo. Ir štai vienas poetas išvertė šitą sakinį truputį kitaip.
kad mes pagalvotume, ką neša šitie žodžiai. Imkit vaiką į pagaliuką ir užmuškit žydo vaiką. Paklausykit, kaip negražiai skamba šitas sakinys. Ką jis sako? Kad žmogus, kuris yra skirtingas, žydas, mes vis tik tai kažkaip toleruojam, lyg tai surimavom tą galą, atrodo viskas labai normalu. Bet kai pasakai, užmuškit žydo vaiką, gaunasi, kad tu daraisi kažkoks piktas, negeras, na, tiesiog netoleruotinas. Tai štai, ko moko mūsų tolerancija. Suprasti, kad mes esam visi skirtingi, ir jūs visi skirtingi. Ir labai gerai, kad mes visi skirtingi. Suprasti, kad tarp mūsų yra kitokių žmonių, kurie galbūt dėl savo gimtų savybių, dėl, sakykime, auklėjimo, elgesi kažkiek skirtingai ir kitaip negu jūs visi, arba bendruomenė tam tikra. Bet mes to ir skiriamės nuo gyvūnų, kad mes esame pirmiausia sąmoningi žmonės ir mokame suprasti kito elgesį, mokime jį, na, toleruoti, priprasti prie jo ir kartu pamilti. Tai aš jums linkiu, kad jūs mylėtumėt vienas kitą, mylėtumėt žmonės, mylėtumėt šitą valstybę, mylėtumėt tą kraštą, kuriame mes gyvename ir, man atrodo, būsime visi laimingi. Ačiū Jums už šitą dieną. Dabar žodis suteikiamas direktoriai Loretai Šernienei. Aš nusprendžiau didelių žodžių nesakyti, o geriau palikti laiko svečiam dar pasakyti keletą žodžių. Bet tik tiek noriu, vaikai, jums priminti, kad tolerancija tai pirmiausia yra turbūt pakantumas vieni kitiems. Ir paprasčiausias kasdieninis pakantumas, būnant kartu, dirbant kartu ir siekiant bendrų tikslų. Būkim tolerantiški ne tik šiandien dieną, kai švenčiam šitą gražią šventę, bet būkim kasdien tokie ir, man atrodo, pasieksime labai daug. O dabar, manau, yra dar norinčių ir daugiau pasisakyti. Tai žodį tarti kviečiame ministro pirmininko patarėją Justą Pankauską. Labą dieną, dar kartą, gerbiamas viceministrė, žaviaus damos administracijos valdybės ir miela direktorė, mielas kolektyvė. Taip jau išėjo, kad antrą kartą per mėnesį tenka lankytis jūsų šiltoje mokykloje, kuri, kaip ir praeitą kartą lankydamasis, minėjau, jog taps dar šiltesnė, jaukesnė, pažangesnė, kadangi labai realu ir reali ta grėsmė, jog rytoj po atestacijos žengsite didelį žingsnį jums į priekį, siekiant gimnazijos statuso. Ir ačiū iš tikrųjų šios dienos pakvietimą, už renginį, už tolerancijos dieną. Ir tikriausiai jūsų mokymosi kurse, ne vienam dalyke, ne vienam vadovėlį nėra kalbama nei moksliškai, nei kaip kitaip, kaip tolerancija. Jeigu klystu, pasakykit, kad yra kitaip. Ir matyt, taip yra dėl to, kad toleranciją kiekvienas turi suprasti savaip, turi suprasti šeimos, iš aplinkos, tiesiog taip priimti, kad tai yra gyvenimiškas dalykas, ne kažkoks tai mokslinis, kurį tu turi įsisavinti, bet, kaip ir viceministras minėjo, kiekvienas esame sąmoningas žmogus ir turime kitokį žmogų, kolegą, draugą, jo nuomonę, priimti ir pripažinti kaip savaime suprantama vertybę. Ir tolerancija, daugiau viceministras kalbėjo apie globalius dalykus. Tai yra skirtingas rases, tautas, požiūrius galbūt. Aš manyčiau, kad lygiai taip pat svarbu ir tolerancija būtent vieni kitiem, tai yra šalies viduje, gerbent skirtingas nuomonės, nes tik nuomonių skirtingumas, puoselėjimas įvairių minčių išsakytų skatina ir kūrybiškumą. O mūsų mažai tautai, mažai šaliai, būtent kūrybiniai produktai yra itin svarbus, kadangi mes, būdami tikrai nedidelė tauta, turim kurt, turim tai, ką sukuriam, pasiūlyti pasauliui ir galim pasiūlyti. Dėl to, kad pasaulis tampa globalus, ne tik tai dėl žmonių judėjimo, bet ir dėl prekių, produkcijos, dėl ekonomikos kilimų. Visa tai irgi susideda į tą bendrąją
tolerancijos sampratą. Ir turbūt mes čia turėsime platesnę techninę diskusiją, tai aš daugiau minčių išsakysiu būtent toje dalyje. Tai gražios visiems dienos ir diskusijos. Atsiprašom už neteisingą perskaitimą. Žodis taip pat suteikiamas Rimai Zablackienei. Sveiki visi dar kartelį. Labai smagu matyti jūsų tokį gausų būrį, susirinkusių ir gerai nusiteikusių. Na ir daug šiandien jau yra kalbama ir bus kalbama apie toleranciją. Tas žodis atrodo toks labai impozantiškas, tolerancija. O kas tai yra ta tolerancija? Tai tiesiog geras požiūris vieni į kitus. Ar jūs dažnai vaikai supykstate ant savo klasiokų? Ne. O, šaunuoliai. O ant mokytojų? Tai pas jūs viskas gerai? Taip? O mokytojai ant jūsų pyksta? Tai mokytojams šiek tiek reikėtų pasimokyti tolerancijos, ar ne? Kaip čia ta tolerancija? Na, matot, tai iš ties, aš jums linkiu, kad tie atsakymai būtų tokie, kad tikrai jūs labai gerai sutarėt su savo klasiokais, su savo mokyklos draugais, su savo mokytojais. Ir tas jūsų sutarimas turėtų jūs lydėti ne tik šiandien, ir atsakymai šitie turėtų nuskambėti kiekvieną dieną. Ir tolerancija tai ir yra tai, kad mes tiesiog pasistengėme kiekvieną kartą, kai mus kas nors sunervina dėl to, kad nesupranta, nesutinka su mumis, arba tiesiog elgiasi ne taip, nusišypsot mes mokam, taip, ir pasakyti, nu ką padarysi, tavo kitokia nuomonė. Ir man tai jinai patinka. Na ir mokytojams taip pat linkiu tą žodį tolerancija prisiminti visuose kasdieniniuose veiksmuose, kasdienybėje. Jis gal visai kitokį atspalvį turi, bet visada mes gerai jausdamiesi, gerai bendraudami tarpusavyje, puikiausiai jausimės ir kasdienybėje. Na, o jūsų visai šauniai mokyklai linkiu didžiulės sėkmės. Ir aš tikiu, kad jūs šitą sėkmę tikrai aplankys ir nenusisuks, ir jūs esate tikrai verti gimnazijos statuso. O šitos 3 dienelės, kurios nuo rytojaus prasidės, tiesiog tik tai įformins tai, ką jūs jau esate pasiekę. Tad didžiulės sėkmės jums, sveikinu būsimus gimnazistus ir tiesiog gal tas mano sveikinimas ir bus pranašiškas. Tai sėkmės jums ir gerų įspūdžių. Taip pat kviečiame kalbėti Virginiją Zujelę. Aš irgi labai trumpai kaip direktorė kalbėsiu, nes rytoj tikrai pas jūs atvažiuos ir dar kitas dienas atvažiuosiu kaip mokyklos kuratoriai, nes man rūpi labai jūsų mokykla. Esu tolerantiška kuratorė, kuri labai serga už jūs visus. Ir jums taip pat šią dieną, kadangi tolerancijos diena, linkiu būti tolerantiškais, draugiškais, susikaupusiais, siekiančiais gimnazijos vardo ir sėkmės visiems. Dėkojame svečiams. Šiais metais, kaip jau žinote, tolerancijos simbolis yra knyga. Kiekviena klasė turėjo paruošti po vieną knygos puslapį, kurie užpildys šią knygą. Pirmieji savo knygos puslapį pristatys vyriausiąjį mokyklos mokiniai. Kviečiame 12-okus. Mikrofono jūs sėkis.
Mes kas kalbam. Labas rytas visiems. 12 klasė visus sveikina ir kartu džiaugiasi tolerancijos diena. Mes norime pristatyti tolerancijos dienos knygos puslapį ir juo linkime, kad tolerancija būtų ne tik tarp dviejų žmonių, ne tik tarp šeimos, tarp klasės draugų, bet ir tarp viso pasaulio. Taip, mes jau kaip geriausi 12-okai į toleranciją pažvelgėme šiek tiek plačiau ir globaliau. Ir mes savo puslapį atspindėjome toleranciją tarp valstybių. Ir savo puslapyje kaip pagrindinį akcentą panaudojame vieną frazę. Jos esmę suprasite, kaip perskaitysime. Your car is Japanese. Your coffee is Brazilian. Your letters are Latin. Your numbers Arabic. Your democracy is Greek. And you complain that your neighbor is only an immigrant. Tavo automobilis japoniškas, tavo kava braziliška, tavo raidės lotyniškos, tavo skaičiai arabiški, tavo demokratija graikiška. Po viso šito tavo kaimynas tiesiog užsienietis. Tvoj автомобиль японский, твой кофе бразильский, твой буквы латинские, твой цифры арабские, твоя демократия грецкая, твой сосед после этого всего лишь иностранец. Taigi ši frazė mums pasako, jog mūsų dabartinis pasaulis yra labai globalus ir mes naudojame savo kasdieninėme pasaulyje gėrybės iš viso pasaulio. Taigi, kodėl mums nepasidalinus savo gėriu ir su užsieniečiais? Galbūt jie bus įdomus, galbūt jie mums atneš daug gero, kaip ir jų gaminami produktai, žinoma. Taigi, mūsų puslapis. Ir dar kartą sveikiname jūsų tolerancijos dieną ir linkime jums visiems nuo pat mažiausio iki pačio didžiausio būti tolerantiškiams ne tik šiandien, bet ir visus metus. Mes dabar, kadangi čia yra mūsų patys vyriausi mokiniai, nebeišeinantys, tai mes paprašysime, kad būtent jos mergaitės ir surištų visų klasių lapus. Kviečiame 11 klasę. Labas rytas visiems. Mes sveikinam jūs su Tarptautinė tolerancijos diena. Būti tolerantiškam tai dar nereiškia, kad privalai draugauti su tais, kurių tu nemėgsti, juos aukštinti bei garbinti. Tolerancija reiškia tiesiog, kad jie yra lygus tau, turi tas pačias teisės. Mes čia surašėme, ką manome mes apie toleranciją mūsų visą klasę. Visi mes skirtingi, bet lygus čia žemės vaikai. Kas skriaudžia vargšą, žaidžia jų kūrėją, o kas pasigaili beturčio, teikia jam garbę. Tolerancija reiškia pagarbą kitų sprendimams, o ne savo įsitikinimų atsisakymą. Žmogišką gerumą galima atrasti kiekviename žmoguje, taigi net ir toje grupėje, kurią visi norėtų pasmerkti. Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją, nei tarnas už šeimininką. Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarnas šeimininkui. Būti geram labai lengva, būti teisingam štai kas sunku. Tai būkime visi tolerantiški ir gerbkime kitus. Ačiū. Toliau 10 klasė. Nuo 10 klasės norime visus pasveikinti su Tarptautinė tolerancijos diena. Tolerancija reiškia pagarbą kitų sprendimams, o ne savo įsitikinimų atsisakymą. Taigi, šią dieną norėčiau, kad jūs visi gerbtumėte savo bendraamžių, tėvų, mokytojų sprendimus ir kad jie gerbtų jūsų. Ačiū už dėmesį, būkite tolerantiški.
Kad tolerancija tai teisingumas, orumas, lygybė, etiketas, ryžtas, atvirumas, nuoširdumas, cenzūra, ištikimybė, jausmai, atlaidumas. Ir norime, kad visi tokie žmonės ir būtų. Aštunta klasė. Labą dieną visiems. Taigi mes esame aštuntokai ir norime pristatyti savo tolerancijos plakatą. Taigi, kas yra tolerancija? Tolerancija tai yra pakantumas kitiems, gerbimas vyresnių žmonių, kilnumas, draugystė. Taigi siūlau visiems įsivienyti ir būti draugais ir parodykim tą toleranciją. Ir mūsų kaip auksiniai žodžiai tai būtų: būk kilnus, nedaryk kitiems to, ko savo nereikėtų. Septinta klasė. Mes, 7 klasės mokiniai, atvežėme naują puslapį. Pievoje išvykai įvairias spalvės gėlės. Atvirumas, draugiškumas, pagalba, meilė, mandagumas, nuoširdumas ir pagarba. Tikimės, kad šis puslapis nebus užverstas jūsų kiekvienų širdyse. Šešta klasė. Labą dieną, sveikiname Jūs su tolerancijos diena. Mes nesityčiame iš kitų prisijungti ir Jūs. Mes už tolerantišką pasaulį. Mes už draugystę. Penkta klasė. Baltas balandis su alyvmedžio šakele reiškia taiką. Tolerancija tai vertybė, kurios dėka vyrauja taika. Ketvirta klasė. Nedarykite kitiems to, ko nenorit, kad darytų jums. Tai auksinė taisyklė. Draugausite kitaip ir kiti draugaus tavimi. Būkim draugiški, būkim tolerantiški. Trečia klasė. Vieni kitiems būkime nuoširdesni, pakantresni, supratingesni, mandagesni, būkime tolerantiški. Žemėje vietos užteks visiems. Mes klasėje kalbėjome apie toleranciją ir nusprendėme, kad tolerancija tai visų pirma pagarba savo ir pagarba kitiems, kitų nuomonei, jų išvaizdai. Patys
toleranciją. Gerbiam, mylim ir draugaunam. Na štai, knyga sudėta. Ji nukeliaus į pirmojo aukšto fojė. Ačiū visiems mokiniams už nuoširdžius ir gražius knygos puslapius. Kviečiame svečius pasirašyti mūsų garbės. Jau pasirašė. Jau pasirašė, tai O dabar aš, jei galiu, dar įsiterpsiu. Labai dėkoju vaikai už gražią knygą sukurtą ir šiandien ta proga, kad tolerancijos simboliu tapo knyga. Noriu viceministrui, mūsų gerbiamam svečiui, įteikti mūsų mokyklos knygą. Kadangi visi kiti svečiai jau tą knygą turi, tai dar duosime, kad ir chemikas, tegul biškį prisimins ir matematiką, ar ne? Ir jeigu išspręsite visus uždavinius, kuriuos sukūrė mūsų mokyklos mokiniai, jie yra šitoje knygelėje. Jūs daug ką sužinosite apie stakliškas, jų istoriją. Jau kad neišspręsiu. Ačiū labai. Visiems šventės dalyviams linkime geros dienos. Visų jūsų laukia tolerantiškos pamokos, o visus kitus kviečiame diskusijai, kas joje dalyvauja. Dėkuoju.